Pirmieji saulės spinduliai išryškino rytų Lietuvos kraštovaizdį. Kaip ir kuriant didžiąją dalį Lietuvos paviršiaus, taip ir šiuose kraštuose ledynai turėjo didžiausią įtaką paviršiaus reljefui. Būtent tuo metu, maždaug prieš 12 000 metų, sustumtos ir gludintos kalvų keteros. Išskirtinė jų dalis – raiški, itin kalvota gūbriuota, dubaklonį suskadyta šiaurės Nalšios aukštuma. Visi čia telkšantys ežerėliai yra rininės arba, kaip profesorius Česlovas Kudabas sakytų, dubakloninės kilmės. Didžioji dauguma jų pailgi, ištįsę šiaurės pietų kryptimi, o susijungdami po kelis sudaro ilgus ir gilesnius vėrinius. Servetos dubaklonis yra pats raiškiausias ir giliausias iš jų visų. Slėnyje telkšo 3 ežerai – Bėlis, Belaitis ir Sėtikis. Šiose vietovėse dubaklonio šlaituose daugelyje vietų į paviršių veržiasi požeminis vanduo. Aplink šiuos ežerėlius yra nemažai versmių šaltinių. Vieni iš jų žinomi gan plačiai, kaip pavyzdžiui saugomas hidrogeologinis gamtos paminklas Lino Verdenės šaltinis. Kitigi aptinkami keliaujant statesniais šio dubaklonio šlaitais miškų supančių ežerus tankmėje. Gyvendamas žmogus tokioje aplinkoje, kasdien stebėdamas šių gamtos turtų, sukaupė nemažą kraitį istorijų. Tai sakmės, pasakojimai, kuriuose atskleidžiamos vieno ar kito šaltinio atsiradimo aplinkybės, ežero kilmė. Sėtikės ežero apylinkėse, sako, tebirusena šventyklos ugnis, o rytais saulei tekant. Rytais saulei tekant mato žmonės ežero lobį degantis. Seniai, labai seniai, kai dar ne visoje Lietuvoje naująjį Dievą žmonės tikėjo, šiose Nalšio žemės apylinkėse ruseno paskutinė šventoji ugnis. O gal tai nėra tik vaizduotės rezultatas? Galbūt šios mitologinės sakmės turi realų pagrindą? Yra žinoma, kad Bėlio ežero apylinkėse gyventa nuo seno. Bėlio ežero saloje išties ruseno ugnis. Čia buvusi nedidelė polinė bronzos amžiaus gyvenvietė. Randama to metų žmonių veiklos paliktų archeologinių radinių. Brūkšniuotosios keramikos šukių, gyvulių kaulų, grūdų, akmeninių kirvukų, kitų archeologinių radinių.